visame rajone daug dalykų sutvarkyta, žemės reikalai. Džiaugiamės ypač ir tuo, ką čia visi patyrėme, kad daug yra džiaugsmo, daug yra tokio gero nusiteikimo mūsų gyvenime. Ir tai mums geras ženklas, liudijimas, kad daug yra gerų pasikeitimų. Vienoje svarbioje, ypatingai reikšmingoje srityje padaryta tvarka visame Jonavos rajone ir pirmajame visoje Lietuvoje. Tuo džiaugdamiesi jungiamės į šventų mišių auką, prašydami Dievo reikalingų malonių ateityje, kad sugebėtume išmintingai tvarkyti tai, ką atgavome, tai, ką turime, ir kad ta tvarka būtų galimai greičiau įvesta ir visame mūsų krašte Lietuvoje. Tamsiai violetinė spalva yra nuspalvintos įsiterpinės žemės ūkio paskirties žemėnaudos. Šiuo atveju būna kaip keliai, parduotuvės, darželiai, mokyklos ir taip toliau. Šviesiai mėlyna spalva nuspalvinti šiuo projektu likusi neprivatizuota Laisvo fondo žemė. Sekanti grupė būtų sklypų. Tai oranžinė spalva nuspalvinti. Čia yra suprojektuoti grąžinti natūrą žemės sklypai. Už tai, kad jie dirbo ne tik tai kaip matininkai, kad jie dirbo kaip ir psichologai, ir sociologai, ir juristai. Labai ačiū, nes jų dėka tikrai šie projektai šiandien Jonavos rajone yra apsvarstyti ir patvirtinti. Labai norėčiau padėkoti ir Kauno apskrities viršininko administracijos darbuotojams ir Žemės ūkio ministerijos darbuotojams. O labiausia norėčiau padėkoti jums, žemės savininkai, už jūsų kantrybę, už jūsų ištvermę, kad jūs dar laukiate tai, kad sugrąžintume tai, ką jūs turėjote, kas iš jūsų buvo atimta. Panas Kilčiauskas, sveikinu Tamstą, labai džiaugiuosi. Ūkininkaukit sėkmingai, nesudrebėkit prieš kokius nors supirkimų sunkumus. Ačiū. Borusevičius. Panas Borusevičiau. Malonu teikti. Ačiū jums labai. Taigi sekasi. Ačiū jums. Elena Hrapavičienė. Dokumentus gavau aš, todėl kad mano vargšo tėvužėlio nežinom kur kapas. Kažkur Krasnojarsko taigos lagerio ribose. Sesė Birutė atsigulė amžinam poilsį. Nuo 8 mėnesių išvežta iš Lietuvos, iki 4 metų barakė išgyvenusi, atsigulė amžinam poilsį po Birželių Altajuje. Mes su mama sugrįžome. Mes labai džiaugiamės, kad šitam sugrįžimo kely į Lietuvą, kuri buvo man kaip dangus. Mes kai barakė augom, daug mūsų buvo. Vien mamas mumis rūpinosi. Todėl, kad mūsų tėvai, tėveliai, vyrai buvo išvežti į Krasnojarsko krašto lagerius. Tai buvo vežimas Birželio 14, 41 metų. Mes augom barakė ir visą laiką, 10 metų, kur mes tam barakė buvom, visą laiką Lietuva man buvo kaip dangus. Mama sako, Nijolė, aš prisimenu, kaip toks paukščiukas atskrisdavo ir vis barakė prie lango pavasarį sakydavo, grįšit, grįšit. Pasakyk, mama sako, visiems šitą. Šiandien Jo Ekscelencija vyskupas pakalbėjo apie moralinius dalykus susijusius su žemės nuosavybe ir su tos nuosavybės santykių sureguliavimu.
Išties tai visada buvo Sąjūdžio ideologijoje ir atkurtos Lietuvos valstybės vadovų mintyje. Tai yra šventė ir pačiai valstybei. Galbūt bus pajausta Lietuvoje, galbūt televizijos operatoriai perteiks tai, dėl ko čia mes esame susirinkę, būtent esmingiausių aspektų. Ne tik tai, kad savininkai atgavo dokumentus ir viskas, bet kad yra grindžiamas tvirtas, teisingas pagrindas būsimai Lietuvai be šitų nesantarvių, be neapykantų, be pavydų dėl turto ir dėl nuosavybės. Va kur pamatai. Va čia, va pamatai, va akmenys, va. Ten va akmuo yra kampas. Va, čia yra tie pamatai, kaip sakyti, tos vadinamos daržinės, va. Čia yra pamatai. Čia mato taisyklės tokios, pamatų nėra, negalima ir statyti namų, tai reikia kažkaip. Taip, aš vakar ir su meru šnekėjau. 50 kvadratinių metrų iki 50 leidžia be jokių leidimų dabar, turint va šitos pamatus. O tam, kad aš nepasistatyčiau, kad aš atčiau neprisiglaučiau namų, už tai jis protestavo. Ir galiausiai primatavo tuos visus pamatus. Tai jau 4 kart matuot, apie komisijų skaičių aš jau nežinau, kiek čia važiavau. Komisijų aš jau... Tai ponas Kudaba, dabar viskas aišku, ant paženklinimo akto 7 priedo jūs galite rašyti. Su šitom ribom dabartinim, kur apžiūrėjau. Sutikot? Kuriom? Nu va dabar, kur atkirs. Nu taigi va, reiškit va ir... Tai reikia, ką, riboženklius kasti, parodysim, tai paskui nepriesim. O ponė irgi viskas aišku, daugiau ginčių nebus. Aš jums pretenzijų kitų neturiu. Ne, mum tai mum, bet tarpusavį jūs... Tarpusavį yra, aš jį kalbinu, kaip broliai, kaip vienos mamos, vieno tėvo vaikus. Tai kur dabar aš tave klausiu, tu nepaliksi kartais žmoniškai obelų va šitų va. Pasiėmęs viską. Ir tėvo ir mamos. Klausiu. O šitą va uodegą obelaičių. Paliksi? Ką? Už kokius darbus? Už tai, kad tu mamą nunodė ir privertė padaryti. Klausykit, nu nereikia. Nu gerai, tegu šneka pats. Tai jis nesako. Jis nesmėkės, jis gudrus. Nu nereikia šitokius nuodijimas ar viskas, tai čia yra prokuratūros, nu prie mūsų, nu kam jūs, nu bet tai kam jūs dabar prie mūsų pašalinių žmonių. Judat taip, va ponė, nu nereiktų, jau dabar atrodo, ne, tai jau dabar lyg ginčai jau pasibaigė visi, nu kam da jūs dabar. Jums pasibaigė, bet mano nuoskaudos tai liko visam laikui. Palauk, parodysiu, kaip apkasti. Ne, nu logiškai. Aš parodysiu, O mano, tai mato, širdis tai liko. neapkasit, aš iš čia neišvažiuosiu, kad daugiau man laiko negaišti. Tas dabar nieko, palietusiu. Gerai. Dabar čia yra tos ribos, nu tas pats, ką jūs anubą, tik va, įpaišėm jūs namų valdą. Į sklypų numerį davė. Vienas karstas, ne du. Va, nu į tą bendrą įpaišė, čia kad būtų. Tas pats tik išpjauta, va šitas gabalas, tas apie kurį va mes ėjom. Čia pačiu. Prašom. Dabar vedėja daugiau ką turit, ar neturit? Neturit? Tai ponai, jūs susitaikymu paspauskit rankas viens kitam ir mes tada dėkojam už dėmesį, nes mes dar turim va čia šauti į kampą. Tai kaip, ponai? Nu paspauskit viens kitam rankas, brolis ir seserė, nu jau įsprendėt. Ir tuo labiau viskas lieka. Nu tai nesvarbu, nu, sesutė. Taigi palauk, taigi pasivisi turte, man durų nedaro, tai jau. Nu gerai, nu, brolis, nu davaitė, nu kaip. Aš nieko neturiu. Nu o, šaunuolis. Darysi duris, kai atvažiuosi. Įleisi? Jeigu nesiškandalys. Nu va, nu matom, Kaip nesiskandalys? gerus nuotraukos, sūnus girdi visi. Ne vieno, ne jų. Šaunuoliai. Viskas, tai tada ir mum išvažiuoti kitaip. O tada, jeigu jau ten kam, tai yra va Bagdonas, čia yra, nu esu aš Vilniui, vedėja irgi puikiai žinau. Taip pat. Gerai. Nu, dėkui visiems tada už dėmesį. Dėkui jums. Noriu palinkėti, kad tas darbas, kurį jūs dabar atlikot, tas tarpinis darbas, kurį jūs dabar atlikot, būtų labai svarbių pamatų tolimesniuose darbuose ir kad niekad daugiau Lietuvoje niekada nebereiktų priminėti įstatymų dėl nuosavybės teisių atstatymo, kad niekada daugiau nebereiktų kaip nors vėl iš naujo bandyti atkurti žmonėms nuosavybę tą, kurią jūs dabar iš savo rankų įteikiat
mūsų Lietuvos valstybės piliečiams. Labai Jums ačiū dar kartą visiems. Išties šiandien yra svarbi tokia data Joniškiui. Ir aš pasižiūrėjau į tą žemėlapį, kur yra 28 kadastrinės vietovės. Prieš 10 metų atrodė, kad čia greičiau mes tą žemę kažkaip išdalinsim. Ypatingai, kuomet 89 metais buvo priimtas valstiečių ūkio įstatymas. Ir aš prisimenu tos pirmus ūkininkus ir čia prie manęs buvo priėjęs ponas Čiūtas su nuotrauka, kurio mes visi gražus ir jauni dabar tik tai gražus. Reiškia, ir tie pirmieji ūkininkai tikrai buvo entuziastai ir pirmiausia jie norėjo atsimti savo tėvų žemę ir tas procesas nebuvo lengvas. Bet žiūrėkit, kokią pergalę mes atšventėm. Nuo svajonės apie tai, kad bus žemė, bus mūsų valstybė, iki to, kad mes iš tikrųjų jau žemę turim savo rankose. Daugam atrodys, kad tai yra gražūs žodžiai, bet iš tikrųjų mano supratimu šiandien šitą šventę žemėtvarkininkų kalbos ar apskrities ar rajono vadovų kalbos ir šitie procentai ir šitie grafikai, kurie čia rodomi, įrodo vis dėlto, kad yra prošvaiščių ir yra visai neprastų dalykų. Šiandien dar galėtume šitą šventę pavadinti ar įkurtuvėmis, ar įtrauktuvėmis, aš nežinau, jeigu lygintume su namo statyba. Galėtume sakyti, kad dar tik tai vainikas pakabintas. Galbūt daugiau, sakau, įtrauktuvės. Musel nupiešti čia ortofotovas matos. Susiprojektavęs. Žalia spalva tai yra vietovės arba bloko riba, nudigitalizuota nuo senų mūsų turimo topografinių žemėlapių. O čia yra jau pakoreguota tie patys pagal ortofotografinį analoginį žemėlapį. Taip, kad turint laiko, kai baigsis žemės grąžinimas, ramiai bus galima sutvarkyti visus žemės klipus, grinai kompiuterio ir ortofotografinį žemėlapį pagalba. Čia dien už miestų žemę. Bet kokią progą šitą kadastrinę teritoriją demonstruojame. Todėl, kad čia yra mūsų pirmasis projektas ir kuris mums suteikė visokių psichologinių
kitokių jėgų dvasinių ir mes pamatėme, kai sakau mes, tai visi specialistai vykdantys reformą, pamatėme, kad vis dėlto ir tokiomis sudėtingomis sąlygomis reformą galime įvykdyti. Toliau sekantis projektas, tai čia seniūnijos didesnis. So it is the next project, it is for local unity in the Marijampolė county. Yes. These things. My father was doing land redevelopment in France for 15 years. So when I was a student, I used to work in the summer doing land redevelopment in France. Yes. And do you, in each of these lands, do you affect the quality for the land? Do you have a quality factor as well? Yes. Yes, yes. Yeah. Yes, yes. And then you can give a value to each piece of land in accordance with and then you're going to plan regrouping of consolidation of properties in future. Yes. Šio ryto laidą pradedu važiuojant į Pakruojį Vilniaus-Panevėžio automagistrale. Daugelis nuolatinių mūsų laidos klausytojų žinote, kad kartu su Žemėtvarkos ir teisės departamentu pakvietėme Rozalimo ir Linkuvos seniūnijų žmonės susitikti, jei jiems yra iškylę neiškumų atstatant nuosavybės teisę į žemę. Mes Pakruojui turime tam tikrą skolą, mes visur važiuojame ir iš Šiaulius daug esame važiavę, jeigu paimti šitą apskritį į kitus rajonus, į Alytaus regioną ir į Kauną, o kažkaip Pakruojį aplenkdavome. Gal žiūrime? Ateikit visi. Aš jau mačiau, nors mane norėjo tą planą rodyti. Argi, šnekėk atvirai. Mes galim sėsti mašinai, pavažiuoti pasižiūrėti, kokia ten ta žemė. Nu, kodėl meluoji dabar, ką? Nu, ten kemsinė yra. Jeigu šernai išknys, aš... Nu, tai man neknis. Nu, tai prie ko čia aš dabar iš šernų? Tai gerai, tu pasiimsi savo žemę. 84 arai šičia, hektaras 3 šičia ir Moniūnuose. Va. Kinas numeris sklypai? 91. 91. Kiek čia? O Pilipavičiui, kur jo buvo žemė šitą, Pilipavičiui dabar atiduota va šitą. O 2 metai va šitą žemę nuomoja. O Pilipavičiui šernai knis, man neknis. O mes, kada buvom, aš pati komisiją tą ėjau, mes va visą tą kampą va tokį, iš karto sakėm, kad ten reikėtų palikti tą žemę, nu kaip, visai neišdalinti žmonėm. Nu gerai, va toj pat ant to susimainom su tavim. Sutinki? Nu kodėl aš turiu imti ją? Nu susimainom. Jeigu ten gera žemė, tu nieko prieš, nu susimainom. Kodėl tu gali savo pasiimti, o kodėl aš turiu imti ją? Sakykit, o laisvo ploto už, pavyzdžiui, to asmeninio ūkio, jūs kai žinote tą teritoriją, galbūt yra būtent kitoj vietoje, kuriam tinkama toliau, ar tokio laisvo ploto nėra? Sakykit, va šitose mėlynose plotose, jeigu jums projektuotų, ar jūs tenkintų ar ne? Ne, nu kodėl dabar, sakykim, šnekėkim taip atvirai. Dabar projektuotojas yra. Tegu jisai sutinka 80 marų, ten gera žemė yra, pasimainom. Aš ne pusę žodžio. Kur jo yra, nesvarbu, tegu jis baks, kur jo yra, tegu jisai savo, o man ten žemė gerai, nu tai kaip aš durnikę dabar palikau, ne? Ten ne kemsinė. Nu ir pasimainykim. Nieko prieš, tas nesvarbu kas. Kodėl Pilipavičiui šernai knisti ten bala yra, o man neknis. Ten balos nebus. Bet vėlgi tą kemsiną atiduosim kitam, kitas vertas, nu kažkaip čia... Nu tai gerai. Kaip čia padaryti? Tai sakau, kam tada ta reforma? Jeigu aš nesakau, kad dar kemsinė, reikia matyti, aišku, ją. Apolo, Pilipavičiui, gal pasitikėti? Taip, šnekėję Pilipavičius. Žemė kitokia. Pasvedėję turbūt jums paprasčiausiai. Geriau, jo, pasižiūrės, jie čia nesako, kad tas vaikus, bet reikia pasižiūrėti, kad teisingai bus.
Taip, kam dar pridrūko žemės? Kam dar daug? Nu, ar dar yra nuomonė būtų įdomu? Ir ko jūs pagrįstumėte? Vis tiek mes dabar diskutuojam ir atvažiuodami diskutavom, kaip žinot, yra tyrimai padaryti visuomenės dėl šito dalyko. Vis tiek mes turim visuomenės nuomonę žinoti. Ir kaip jums atrodo? Jei kas nori parduoti, tik galėtų parduoti. Nu, kurie kudikoje neturėtų galėtų parduoti. Jūs pritarėt jo? Aš pritariu. Aš irgi taip manau. Nori. Nu, būtinai, nu tai ką, žemė taigi dabar įbevertė yra. Jeigu atsiras perkančių, tegul ir užsieniečiai, jiegi dirbs, jie neįsiveš tos žemės, nu tai perka. Tai ką, dabar Karbauskį pas mus yra, mūsų kaimyns, sako, aš norėčiau parduoti, bet sako, Karbauskis duoda tik tai. Nu tai kągi, tai pajuoka iš Lietuvos žemės. Ar jūs radot kur nors Smetonos laikais, kad būtų va šitokie, va kaip priešais matus asmeninis. Taigi jam nereikia to žemės, jeigu va jis toks yra. Ir jisai jį arba parduos, arba kam nors kitam atiduosim. Prisiriš prie savo žemės, nereik jos. Jie nedirbs, bet svarbiausia, kad mano žemėlė būtų toj pačioj vietoj, čia buvo trobelė, čia tas įprašo man atiduoti. Bet jie jos tikrai nedirbs 99%. Nuvažiuotum, pamatytum, kokie ir laukai atiduoti, pavyzdžiui, Brazdeikius, ar ten Ryškinus, kur tikrai atiduota nuosavybei, savininkams, ten natūrai labai norėjo, dabar dirvonuoja didžiausi plotai. Bet čia mona žemė, žemaitiška. Čia mona žemė viskas. Ir aš juos jau galėjau, kaip pasakyti, kompensacijas paimti ir kitiem, kad tam atiduoti kas dirb, bet paėmė ir stovi žemė. Ir dar tokių už tas Ryškinus irgi atsijėmi savo žemę, ėji kelias, visą laiką iš tą pasirmašiaudama. Aš noriu atsijimti savo žemę, kam man čia būtų, bet kaip atsijėmi žemę, praėjai keika posimėt, paėmė pardai. Jo, bet tiek tai irgi... Bet ėji irgi tenas, ėji konfliktą, šaukį, jėzau, tėvų žemė, bet praėjai posimėti pardai. Ir net tam esmė, kai žmogus žinotume, ką nori parduoti, mes į tas ribas, dabar, kai žmogus nusipirkta, lukožį davot, tas vis supirkinėjai. Tai sak, jėzau, kokie aš čia kankanais jūs pamatavot, nusakavėjai tą prašę, aš nusavėjai pagal senas ribas, tai žmogus sakyt, poni mėla, aš pamatuosi man, aš parduosiu, tai mes padarytume padorės ribas dirbimui. O dabar vėl gaunas, kaip priežinį sistemą. Žmogus iškart pasakyti, aš ją pardausiu. Ir aš suprojektuoju normaliai, nes 40% tikrai aš pakeičiu ir buvo šalia laisvo žemės. Ne, va, tai žinokit, principą reikals. O tas, kur nupirk, jau keikės. Nu, į projektautoje, nu, į matininką, sako. Nu tai kaip į tam blogai, o tas žmogus, kuris jau parduot, galėtų kaip pasitarti su tuo matininku, nes jau tikrai žinojom, ką parduos. O jeigu ir 20 kampų sklyp, tai jūs pas pagalui toks ir dirbėms. Bus graži Lietuva, taip kaip ir tikėkim, kaip ir visur, kad yra. Žiūrėkit, kai važiuoju per vakarų Europą, kokios gražios sodybos, gražios laukai, turėtų į čia tai. Reiškia, čia iš to plano. Aš jau tokiam projektus pasaulis, kur esate dabar prie projektus. Prašom prie projektus duoti, nes noriu projektuoti. Jums šateikiai svarbiausiai buvo. Tik tai šateikiai. Svarbiausiai bylos mūsų pačios gražiausias. Pastebėjot, kiek man? Nu, savaime aišku. Kitaip ir būt negali. Na, žiūrėk, net to pažiūrėk, kaip padarė. Taip, susirašė žmogus net pavardės, plotus, susinumeravęs. Jo, jis, kad aiškumas jau būtų, ką padaryti, projektuota, iš tikrųjų nenutrynės, sakė, profesionaliausiai išpildytas.
Reikiantis metai tikriausiai turi būti arčiau. Prašom pažiūrėti mūsų projektą. Noriu pasakyti, kad iš 34 laisvų Lietuvoje 34 buvo parengti projektai asmeninio ūkio. Problemos su savininkais ir asmeninio ūkio naudotojais visos ko gero išspręstos, gal viena kita tokia neiškumas ir liko. Šiaip jau savininkai geranoriškai sutiko įsikelt su padidintu plotu. Skundų didelių nesam gavę, nebuvo jokių. Iš tikrųjų, nepaslaptis, kad vyksta tokios lenktynės tarp apskričių, kurie pirma, kurie antra ir vėliau pabaigs šitos darbus. Darbus, kurie svarbus visai valstybei, yra iš tikrųjų nacionaliniai darbai. Kas pagaliau apibūdina valstybę? Man atrodo, vienas iš apibūdinimų tai yra tvarka žemės srityje. Kuomet yra tvarka žemės srityje, nekyla nereikalingų ginčių, žmonės ramesni ir apskritai žemės ūkis ir visa valstybė tvarkosi geriau. Turėčiau pastebėti, kad ant laisvo fondo žemės turi būti uždėtas numeris. Ir po apačia plotukas. Plotukas yra, numeriko nėra. Tai viena pastaba sutik. Noriu paklausti, kodėl vanduo violetinės spalvos? Atskirt nuo laisvo fondo. Čia yra neprivatizuojami. Čia gal tik pirmas šitoks, einam toliau pažiūrėti. Čia labai senai. Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas gerbiamas Vytautas Landsbergis. Sveiki, mėly susirinkę, žemėtvarkininkai, matininkai ir visi kiti didvyriai ir didmoterės, turbūt daugiausiai moteris, kaip dabar tokiuose atsakingose darbuose nuveikia. Labai smagu man jūs pasveikinti, pasidžiaugti, pabūti kartu. Kalėdų laikotarpis ir kartu čia tokia reikšminga diena visai Tauragės apskričiai ir Jurbarkui ir kitiems rajonams. Ir Lietuvos mastu antroji apskritis, kuri jau mato žemės reformos, svarbiosios dalies, nuosavybės dokumentų sutvarkymo, nuosavybės grąžinimo ir įtvirtinimo pabaigą. Čia tikrai yra istorijos puslapis verčiamas po, nežinau, kiek čia 50 ir daugiau metų sumaišties ir sujaukimo. Kiek galėjom stengiamės, kad šitas darbas nenutrūktų, kad ir iš tų sumažėjusių lėšų vis dėlto atsirastų, kad nesustotų vienas svarbiausių uždavinių šito mūsų laikotarpio, šito Seimo, kuris užsibrėžė tokį, galiu pasakyti, ambicingą uždavinį. Kas bus, kas nebus, o žemę sutvarkom. Ir tikimės užbaigti. O dabar šiek tiek tokių. Čia aš ką galėdamas, žinot, aš čia Gedimino ordino negaliu pakabinti, nors mielai pakabinčiau visiems. Bet tokios padėkas, atsiminimo, tokius mažus dovanojimus noriu jums įteikti. Tai pirmiausiai poniai Janinai Tėvainienei. Aš nežinau visų pareigų, titulų tik pagal pavardę. Ponui Rolandui Gruodžiui. Ponui Vytautui Bambalui. Dabar aš noriu, kad ponas Kadūnas trumpai. Buvau konkrečiai Marijampolėje, nei vienas žemėlapis nei apie seniūnijoje, nei rajono žemėtvarkos taryboje
skyriuje nekabo, nėra. Ir man buvo paaiškinta, kad tai neturim pinigų, tai nedaro. Nu, vieną žodžiu, toks dalykas, kad aišku, nenaudingas kai kurie žemėtvarkininkų sluoksniam ir jis yra ignoruojamas. Tai susitarkim turbūt nuo šios dienos, kad pravažiavę įmatys visų priemonių atitinkamų ir visur mes po savaitės ar dviejų patikrinsime atrankos būdų, paprašysim, kad Aidis važinėja kontrolės mūsų skyrius tikrinti, paprašysim, kad jis patikrintų ir nežinau, kokiu priemonių prisijams. Jo, kokiu priemonių priims viceministras, kokiu imsis, aš nežinau, bet aš manau, kad jis nepagirs mūsų visų į jūsų pirmą eilę. Tai va, prašymas, kad tikrai susitvarkykite ir su išvadomis. Nu, negali šitai būti, kad žmonės nežino, gausis ten tą žemę, negaus, kur ta išvada yra, vienos registruotos, kitos neregistruotos. Priėmimas išvadų eina kiaurai, tai jeigu pasidarėm šiandien patikslinam laisvą fondą, žemės kiekio ir poreikio balansą pasitikslinam, tai pateikime žmonėms ir atsakymą, kad jie žinotų, kokios jo galimybės ir kur yra. O, gyvė. Čia Vilniaus rajone, o pagal duomenis atrodo, kad taip pat ir Šalčininkų rajone. Šitų darbų tempai tikrai mūsų visų turėtų nepatenkinti. Ir mes tą turim labai aiškiai fiksuoti, kad žemės reformos tempai šitose vietose mūsų nepatenkinti. Iš tikrųjų, mes turime aiškų vaizdą ir aiškų matymą, kad visoje Lietuvoje reforma, be Vilniaus apskrities, visoje Lietuvoje reformą galima iki kitų metų pabaigos sėkmingai užbaigti. Mes su ponu Raudoniu esame ne vieną kartą tai diskutavę ir kalbėję, tikrai matom realias galimybės, kad tą tikrai galima padaryti. Vilniaus rajone ir Šalčininkų rajone mes negalėtume būti taip įsitikinę, kad tikrai tą pavyks pasiekti, jeigu mes nerasime būdų, kaip iš esmės pagreitinti sprendimų priėmimą. Kiek yra atsiliekama, žinoma, Vilniaus apskrityje, tai čia nebuvo pasakyta, jeigu kalbėsime apie tempus, bet kiekvienam rajone yra paskirti atsakingi mūsų departamento žmonės ir yra kontroliuojama, yra sudaryti grafikai ir vis dėlto mes tikimės ir tiek Vilniaus apskrities vadovybė tą patį sako, kad šiais metais ir Vilniaus apskritis vis dėlto užbaigs šios darbus. Aš Paramoškin su lazdu, tai neišėjau. Juk kažkada buvo sodyba. Nėra dabar, sodyba, taip, ir ten visiškai gal 10 metrų tas istorija, kiekvienas vis tiek, aš man ar čia, aš jimo vienu gabalu savo ir kitų gabalų. Nieko nėra, nieks negyvena. Nėra tos sodybos. Čia reikia, nu kas daryti, tai kur dar šiandien gėti. Dirbom, tilų, dėkų, ir dar jau mūsų varo. Kur mūsų varo? Ir kad dar mes jau nieko nežinotume. Ar taip galima? Ne, tai čia yra atiduodama žemė. Spravėdlyvai čia. Va dabar senų bobų zirvonas, o jų tada Paramoškin kitom vietom. Niekas tam nieko nenuvarė Paramoškin. Pagėdavo galima, dabar pasakė, ko atiduosim. Tu kur geresnis laukas, taip pat truputį, o tu tada gabalais. Tie, kurie neturi dokumentų, tiem ir bus paėmas atskirai. Aš kur norėsiu, aš paimsiu, aš savo paimsiu. Pizdės, aš savo paimsiu. Tik nesikeikit. Paimsiu, aš savo kiek man. Žiūrėkit, apie jūs filmą filmuoja, o jūs keikitės. Vis tiek paimsiu, savo žemę paimsiu. Klausykit, moteris, mes visada laikomės tos nuomonės. Jeigu viename lauke yra 2 ar 3 rėžiukai, kad jau imti vienam gabale, didesnis gabalas, kad ir technika galėtų įvažiuoti. Tai daroma, o dabargi 6 metrai tai juos
ant sėdimos, nors jau neprišlos. Tai laukai jeigu toliau, tai toliau galima jau mes pasidaryti. Nu, prašiau namų, tai mes nepasidarysim, mes jau... Bet klausykit, darėm susirinkimą, sakėm irgi, kad keisim, kad mažinsim tą gabalų skaičių, kad mažinsim. Bet dabar, kad sutikot ir... Bet jūs žiūrėkit, dabar sakot, 6 metrai vidutinis plotis to jūsų sklypelio. Tai vis tiek prie jūsų, o sodyba tai plačiai įsidėšė. Nu, tai vienam duosi plačiai, o kitam mišką išvarys. Tai ne į mišką. Tai kur? Užtenka Šadainių žemės, užtenka. 600 hektarų liks. Bet ir tai liks, tegu liks. Toli taip, mes ir paliksim. Tai Nu, taip buvom ir mes jau gyvename ir da gyvensim. Tai gyvensiu, gal narvės. Tai ką? Ir da gyvensim. Bet jūs pagalvokit geruoju. Aba, čia Antonai. Iki ribos. Aš nežinau, ką. Felkos yra prie namų. Duodam Felkai. Kol va šitą praeisim ir... Jau eina namas, jau eina viskas. Ir duodam Antonai, duosim Antonui. O čia kaip Felkai? Taip, šįmet naudojasi, šįmet nuima ir viskas. Taip, 29. Pažiūrėkit, jūs man duosit. Tu man duosit. Reikėjo žemiau, va ten iškas, nes ant kelio vis tiek nebus. Kiek? Pamiršau. 29. Reikia kapčius statyti iš karto. O dienuose važiuosit šventam? O kapčiuką neturit jokio susilošimo? Statysim, tai gerai. Panevėžio apskritis, pagal teritoriją esanti 4. apskritis mūsų Respublikoje, užbaigė žemės reformos žemėtvarkos projektus. Tai didelė šventė. Jos turtas. Čia pagrindiniai darbuotojai. Žemiečiai, drįstu taip kreiptis. Tėvas mano kilęs nuo Biržų, apžiūrėjo reformos planus Biržų rajone, mama iš Panevėžio rajono. Taigi tikrai galiu kreiptis tuo geru žodžiu žemiečiai, kuris pasako labai aiškiai, kad žemė jungia mus visus, ypatingai tą žemę, po kurią mes kiekvienas vaikštame. Aš norėčiau labai trumpai pasakyti tik tai keli žodžius. Tai, ką jūs padarėte, yra milžiniškas darbas. Tai, ką dar lieka padaryti, taip pat yra nemenkas darbas. Žemės reforma vykdyta šiuos 10 metų iš tikrųjų buvo vienas iš svarbiausių visos mūsų valstybės reikalų. Jis pergyveno įvairius laikotarpius, lengvesnius ir sunkesnius. Man pačiam teko pakankamai aktyviai dalyvauti svarstant įvairius įstatymus, kitus teisės aktus, ginti kai kurias principinės nuosavybės grąžinimo nuostatas ir konstituciniam teisme. Ir aš labai gerai prisimenu 96 ir 97 metus, kai Seime svarstėme naują nuosavybės grąžinimo įstatymo redakciją,
Ir tada mes labai aiškiai suformulavom tikslą. Iki 2000 metų pabaigos žemės reformos esminiai darbai Lietuvoje turi būti baigti. Ir aš labai gerai šiandien matau, kad šie darbai tikrai sėkmingai žengia į priekį. Pats sunkiausias darbas - žemėtvarkos projektų rengimas, kaip matome šiandien iš jūsų konferencijos ir iš čia demonstruojamų parengtų planų, labai sėkmingai eina į priekį, eina į pabaigą ir todėl dar sykį visos vyriausybės ir asmeniškai savo vardu norėčiau kuo nuoširdžiausiai padėkoti jums, tiems, kurie taip efektyviai ir sėkmingai dirbote šį darbą. Может быть, вы хотите несколько слов о главной реформе Петра Павловича Столыпина. Петр Павлович приехал в Литву после университета. Он начинал это изучение в Калмыцкой губернии. Петр Павлович Столыпин это сделал в течение 10 лет, прислушаться, что ему подскажут христиане. Но сейчас мы живем и работаем в другом мире. Но я думаю, что идеи Столыпина не забыты, и что эти идеи могут еще играть роль. Вот теперь я желаю большого успеха вашей начатой земельной реформы. От сердца, от души идите вперед. Моя семья начала, когда была в Пруст. Она была литвянка, когда она начала. Потом она была русская, и потом еще пополам литвян, потому что моя отец и моя тетя родился в Литве. Понимаете? Это красивая история. Да. Jau ne pirmas kartas dalyvauti tokioje šventėje.
ir visada labai savotišką gražų įspūdį ir įdomių minčių sukelia tokios paveikslų parodos, kaip ir čia šitoj salėje surengta paroda, labai gražių, įdomių ir turiningų paveikslų. Aš tikrai noriu pasveikinti autorius šitų paveikslų ir kaip menininkus, kurie įdėjo daug sielos, širdies, matininkus, žemėtvarkininkus, seniūnai be abejo taip pat prisidėjo. Ir aš žinau, kad į tuos darbus įdėta labai daug turinio. Kas nors galite nusistebėti, kodėl jie tokie įvairūs savo spalvomis, kiek ten įvairovės, vidiniai mozaikoje didesnių spalvotų gabalėlių ir mažų spalvotų gabalėlių, ką visai tai reiškia. Iš tikrųjų tai atspindi ir kiekvienos kadastrinės vietovės, tai yra šito krašto specifika, kaip ten susiklosto vanduo, žemė, miškas ar dar kas nors, kaip atsispindi praeitis. Ir kai jūs dabar prisidėčiau prie tų problemų, tai yra šiandien gyvenančių žmonių gyvenimiškos, labai žmogiškos problemos. Yra ir jų skriaudos, ir praeities skriaudos, kurias norisi atitaisyti. Ir yra kartais nusivylimai ar kartėliai, kad ne viską galima atitaisyti. Aš sakau, Ramintai, kad jų darbas labai kilnus, sakyčiau, agrarinės komisijos visos agrarinės tarnybos. Todėl, kad jeigu logiškai tariant, jeigu buvo grąžinta, Ramintai, tai kažkasgi buvo atimta kažkokiu būdu. O dabar šita tarnyba gražina žmonėm viltis, gražina žmonėm gyvenimus. Atstato teisybę, ramybę į širdį. Aišku, šiandien aš gal netokia linksma kaip visada, bet ryšim su to, kad tas kombainas užklimpo 2 kartus, o dabar jau kaip nukulė, o dabar visai kitas dalykas. Bet, pavyzdžiui, darbas Ramintos ir darbas visos agrarinės tarnybos, aš manyčiau, labai kilnus. Ten turi parinkinėti žmonės ypatingus, tokius kaip jinai. Todėl, kad tiek metų skriausdami buvo žmonės, skriaudžiami tikrumoj. Gali stenėti, galėjai nestenėti, gali verkti, galėjai skūstis arba tylėti, arba kaip. Bet tu vis tiek buvai visiškai. Net mano sūnus, mes sodą kolektyvinį nupirkom, todėl, kad jis kaimo net neturėjo. Bet jau nuo čia jo neatplėši to sūnaus, neatplėši. Žalioj girioj ąžuolą, gyvuoja Lietuva. Jonai, ateiksi kas, aš tai nekasiu, ateik kas. Gyvuoja Lietuva. Kas sekantis? Sekretoriau, prašom. Teikit abu. Gerai. Aš dabar paskui išjuoks. Prašau, duokit terbą. Duokit terbą palaikos. Kaip ta žalias ąžuolas. Sekretorių palikit. O man dabar reikia. Dabar reikia ir paspaudyti. Lietuva, kaip ta žalias ąžuolas. Valstybė šiandien jau 11 metai ir savininkas ne vienas, kuris čia galėtų sakyti, Rupūs Miltai, ką jūs ten Seime ir valdžioje veikėt, jeigu aš tik tai 11 nepriklausomos valstybės metais atsimsiu dabar dokumentus ir dar ne viskas. Ir matininkai pinigų negauna.
Visą tai yra visiška tiesa ir nemanykit, kad tam žmogui, kuris yra lyg ir aukštoj valdžioj, dėl to labai smagu, šilta, ar dėl to neskauda galvos. Galbūt tai ir ne tavo klaidos, galbūt ne vien tavo neišmanymas, bet vis dėlto problemų yra. Valstybė stojasi ant kojų, jie reikia susikurti savo finansus, jie reikia apsaugoti savo sienas, jie reikia pertvarkyti savo švietimą, ligoninės ir kitus dalykus. Ir vienas iš pamatų be abejo žemės nuosavybė, žemė, dėl kurios pasaulyje vyko daugybė revoliucijų, karų, keitėsi valstybės sienos ir reikia pasakyti, broliui negerus dalykus darė. Bet kartu žemė yra didžiųjų dorybių, didžiųjų krikščioniškųjų šeimos ir kitokių vertybių pamatas. O man dabaigti reikia. Dabar reikia ir paspaudyti. Lietuva, kaip ta žalias ąžuolas. Ar jau man dabaigti? Direktoriai dar. Jau užbaigėme. Jeigu reforma baigė ir ąžuolą baigė sodinti. Prie darbo žalias Ponas Merkina, kaip reikia, pabaig, kad prigytų geriau. Jei miškininkas sužinės, tai prekės. kaip ta žalias ąžuolas. Žemės reforma dar nebaigta, dar daug darbų mūsų laukia, vaikščiojant po žemę, po laukus. Daug medžių žaliuoja Lietuvoje, žaliuoja ir ąžuolai. Ir labai malonu, kad Vilniaus rajone, prie istorinio Bernotų piliakalnio, kuris yra visiškai netoli nuo mūsų už ežero, kažkadaise čia gyveno ir dabar gyvena žmonės. Šalia geografinio Europos centro akmuo yra už kelių šimtų metrų, bus pasodinti ąžuolai. Aš labai džiaugiuosi, kad Vilniaus rajone, Vilniaus apskrityje išaugs graži ąžuolų giraitė. Dar ne vieną kartą čia bus sodinami medžiai, ąžuolai, bet tai didelio darbo, medžių sodinimo pradžia ir Lietuvoje tai priimta. Pastatyti namą, užauginti vaikus ir pasodinti medį. O gerai. Laikos. Jeigu reforma baigė, O vandens, o dabar reikia. Jau kas nekas, bet Vilniaus rajonas tikrai vertas dėmesio ąžuoliuko, ar ne? Juk niekas netikėjo, kad tai bus, bet taip yra. Nu, pažiūrėk, kaip gražiai atrodo. Palaikom. Jonelį, nu. Ir aš atsiklaupsiu, kad tik nufilmuotumėt, gerai? Čia reikia dirbti. Aš vaidinu, kad kasu, gerai ką? Su meilė reikia sodinti. Su prakaitu palaisti. Nežinau, kaip jis augs, bet gilių čia bus. Kojas pakirta įsikartoja. O gerai. Laikos.